Sveiki, draugai. Na ir ką, ir vėl, kas atpažįstat, molėtai. Atvažiavau su Maikute, gerai, kad turėjau striukę, nors 18 šilumos, tačiau nemažas vėjukas ir šiek tiek vėsoka. Bandysim šiandien kažką pagauti, vieną kitą, gal ir baltą, ir ešeriuką, nežinau kaip seksis, visą laiką čia būdavo neblogai. Dabar pirmą kartą šiemet, tai nežinau, turiu draugą, kuris atvažiavo su dronu, kartu mane pafilmuos. O ką, kaip man seksis, žiūrėkit ir stebėkit eigoje. Na ką, pabandom startuoti nuo šios vietos. Alimentras gal jau vaikšto kokią žuvytę. Nu, va. Pirmas pravedimas tuščias. Žiūrim, kaip eisis toliau. Reikia kokią mažesnę užsidėt gumytę. Gumytės į šiukšliniukę. Su dviem kojytėm. Trepsi. Trepsiuką. Šiandienos įranga Crazy Fish Nano Zero Hitas naujas. Airity Daiwa STSF ir 008 Davon valiukas. Dabar gaudau su 0,2 aviža, 14 kabliukų ir užsidėjau trepsi. Na, kol kas sunkiai nieko, nei kripšt. Gal dar per anksti, bet jau kelintą dieną švytina saulė, tai tikiuosi. Ir vanduo pakilęs gerokai, srovė net iš upelių nemaža. Jau nusilengvinau iki 0,2 avižą. Opa. Rauder. Pirma žuvytė. Bandom toliau. Opa. Bet juokingiausia, kad ant srovės, va, dvi iš eilės, prieš tai visiškai nieko. Ešeriukas. Nu, bet jau smulkmė tai visiška. Nu, bet aišku, žvejoju su 10 mm buožgalvio mini ir su 0,2 aviža. O. Aukšlė. Bet sunkiai. Op. Opa, įkrito. Čia 0,1 aviža uždėta, jau net iki tiek nusilengvinau ir 10 mm masaliukas. Buvo kibimas. Juoda spalva ir juoda avižėlė 0,1.
Turiu. Šlytė. Kaip geras street fishing. Dar viena aukšlytė. Dar viena aukšlytė. Nu va. Jau smagiau. Pati įkrito. Aukšlių karalius pasidariau. Ką? Opa. Ir vėl aukšlytė. Tai žodžiu, robotas, 01 aviža, juoda. Ir va taip va, aukšlytės viena po kitos. Opa. Visai gražesnė jau ir kotas šiek tiek pasilankstė. Ai, kokia slidė. Aukšlytė. Opa. Paleidžiam. Tvariu. Šiandien aukšlių karalius. Viena raudelė ir aukšlytės. Bet jau nusimažinęs, tai kaip tik įmanoma. 0,08 valas, 0,16 kabliukas, 0,1 aviža. Turiu. Opa. Opa, patį nušoka. Šaunumą. Nu va, atradau tašką, kur aukšlės eina. Čia aukšlių karalius būsiu. Pirmai raudansparnis atsivijo, o dabar vėl aukšlė įkibo. Norisi jau gal ir raudansparnę kokią pagauti. Dar vieną. Opa, patį įkrito į vandenį.
Turiu. Opa, raudytė. Pagaliau. Plaukia tegul. Dar turiu. Opa, raudytė vėl. Užutė. Vėl turiu. Aukšlė. Bet įdienojai sušilo ir atsirišo kibimai. Dabar uždėtas raudonas mini buožgalvis. Turiu. Aukšlytė. Vėl nukrito į vandenį. Šiandien dar be bonusiukų. Na ką, atvažiavom šiek tiek tolimiau, bet visiems ta pati užtvanka turbūt vadinasi čia. Tai ką, mėginsim toliau ir žiūrėsim, kaip seksis. Toliau aukšlių karalystė. Jas kažkaip nesilaiko man. Nu, šokinėk, 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 šokinėk. Ir nebedaug. Opa. Pabandysiu pasididinti svorį, nes vėjas į mane. Tai išėsim kaip gausis. Pakomentuok. Nu kaip, neblogai sakyčiau. Tik avižą pasididinau, buvom ir bonusą. Smagu. Gilopytė gražiai. Opa, raudytė. Jaučiau, kaip visą laiką baksi, 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 baksi. Pakšt ir paėmė. O, jau ir gražesnė. Nu va, toliau eina. Dabar uždėtas yra 0,5 svoris ir spermis. Juodas spermis. Ir juoda 0,5, o aviška, žiūrėkit.
Yra. Vėl rūdytė. Nu va, dar rūdelė. Visai smagu šiandien. Visai smagu. Bet jau žinokit, turbūt bus pats laikas atsisveikinti. Nes jau nugara pavargus. Tai žiūrėsim, kaip mums čia seksis. Dar vat paskutinis metimas. Gerai, užteks. Viskas. Na ką, draugai, ačiū, kad stebėjot visą video, tai šiandieną visai neblogai, pilna aukšlių, keletas raudžių ir dar lydekaitė. Jeigu jau peržiūrėt visą video, nepamirškit paspausti subscribe, nes man padeda taip kanalui augti ir toliau matysit mano visus video įdėtus. Tad ką, ačiū Jums dar kartą ir iki.